Sveiki visi, šiandien yra mano gimtadienis. Vieta, mama. Ir mes atvykome į kur? Sanremo? Sanremo. Šitas vlogas bus, kaip mes per mano gimtadienį per vieną dieną pabuvome 3 skirtingose šalyse. Tai ką tik išvažiavom iš Prancūzijos, Kanų, ir mes jau esame Italijoje Sanremo. Ir mes šiandien atvykome, kadangi čia randasi vienas tokių didžiausių, populiariausių outletų. Žodžiu, į šitą molą atvaro visi blogeriai, visi influenceriai, kadangi čia yra žiauri good prices, visokių designer pieces. Jo, čia yra tiesiog purely luxury visokie brandai. Ir aš labai norėjau savo išsirinkti kažkokį rankinuką ar kažką, tai pažiūrėsim, ko čia bus. Ok, tai čia mes turime Gucci, YSL, žodžiu, čia yra tokie keli didžiausi brandai. Čia bus daug pasirinkimų ir labai gerai, kad žmonių nėra, tai let's go. Žodžiu, mes atėjom į Balenciagą, aš negalėjau YSL nieko filmuoti, nes tą tiesiog neleido. Bet tiesiog pažiūrėkite, kokią hoodį aš radau Balenciagui. Čia so cute. And look at the bag. Aš nejuokauju, aš taip norėjau panašaus hoodžio arba maikės. Tai man patinka Balenciagui. Čia tipo kaklas yra žiauriai, ne tai kad tight, bet tipo labai siauras. Ir tada pats hoodie yra toks tipo baggy, nes čia yra toks stilius Balenciagos ir čia yra XS dydis. But bro, it's pink. So cute. Guys, should I get it or what? Čia tokių įdomių dalykų yra. Pažiūrėkit, pažiūrėkit, čia yra kompai. Mes atėjom į Zadigą, mama pasiėmė belenkiek rūbų. Pažiūrėkit, koks hoodis. Nu, pasisok mamasytą. Opa. Žiauriai gražus. Ne, labai gražu. Žiauriai gražu. Pažiūrėkite, koks vaizdas. Mes atėjome pavalgyti lasagnes. So yum. Žodžiu, aš esu literally in love su šituo. Su šitą striukę. Mes jau nuėjom į YSL ir susipirkau kažką. Žodžiu, dabar paskutinis pinigus. Na, bet čia jau mano tėvai man padovanoto gimtadienio progą. Tai va, aš dabar galvoju. Aš bandžiau šitą medium, bet man medium per maža, man šitą large tinka labiau. Bet tai va tokia vat. Aš nežinau, kaip su džinsais, nes su sijonu labai gražiai atrodo, bet... Tipo, jinai nėra long, bet tipo, you know. Žodžiu, čia turbūt buvo didžiausias pasaulio shoppingas. Mama nusipirko, žodžiu, bus holas. Mes turim šitą čekį dovanų ir mes galim kažkokias čia dovanas atsiimti, nes mes labai daug nusipirkom. Žodžiu, mes dabar galim išsirinkti 9 dovanas. Gerai, pirma dovana. Gerai, viena. Palauk. Gerai, viena. Dabar mėta. Mes turim labai daug taškų šiandienas. Shoppingo. 2, 3. Imk. 5, 6, 7. Mėta. 8. 9. Kodėl vienas pilkas? Nežinau. Davai. We changed just the color. No. It's big presents for us. Try again. Ne. Nu, aš labai bijoju, čia mes arba gausim 5 žvaigždučių viešbutį kažkokią, arba paskraidyti su balionu. Nepavyko. Žodžiu, mes iš mūsų taškus gavom kremą ir žvakutę, tai a win is a win. Na, dabar mes atkeliavome į Monaco. Ir čionais bus nuostabi gimtadienio vakarienė. Nu, ir kur mėta mes dabar esam? Monte Carlo kazino. Monaco. Mes čia jau kelintą mes čia kartą, kokį trečią. Žodžiu, čia važiuoja tos visos gražios mašinas ir panašiai. Žiauriai gražu. Man kažkaip atrodo, kad čia kaip Disneyland. Nu. Žodžiu, aš nusprendžiau nufilmuoti atskirą vlogą iš Monako, tai laukit. Dėl to per daug čia nerodysiu nieko. Tai mes dabar atvykome į restoraną. Daugiau pamatysite atskiriam vlogę Monako. Ok, guys, this is the update. Mes jau grįžome namo, biškai nefilmavau, bet pamatysite atskirą vlogą iš Monako. Ką tik nufilmavau jo holą, tai stay tuned. Bet ačiū labai visiems už jūsų palinkėjimus, sveikinimus, viską.
Man tikrai buvo labai malonu ir tiesiog buvo nuostabi šiandien diena. Ačiū labai, kad žiūrėjote šitą vlogą, visus labai myliu, bučiuoju.